Treniruotės arba sportas gali gerinti sveikatą ar savijautą arba gali jai kenkti. Prieš pradėdami treniruotis, ypatingai jeigu jau turite kokių nors sveikatos sutrikimų, širdies ir kraujagyslių veiklos sutrikimų, cukrinį diabetą, sąnarių arba stuburo pažeidimų, prieš pradėdami treniruotis bent jau pasikonsultuokite su šeimos gydytoju. Jeigu šeimos gydytojas negalės atsakyti jūsų klausimus, galbūt jis nukreips jūs pas siauresnės, būtent tos specializacijos gydytoją, tačiau nepriiminėkite sprendimų patys ir nepermetinėkite tų sprendimų ir tų atsakomybių treneriui. Treneris nėra medikas. Neikite į treniruotę sirgdami, ypatingai turėdami temperatūros, neikite, kai yra didelis miego trūkumas, jeigu esate tą dieną nevalgėt. Galbūt jūs visą dieną skubėjote, lėkite ir nespėjote pavalgyti ir atėjus į salę jūsų cukraus lygis būtų labai žemas ir jūs jaustumėtės labai silpni. Neikite į treniruotę sekančią dieną po vakarėlio, nes treniruotės tokiomis sąlygomis ne tik kad neatneš naudos, bet ir gali dar labiau pakenkti sveikatai. Tai tokiu atveju reikia pirmiausia organizmui leisti atsistatyti ir tik po to jau duoti krūvį. Sumažinkite treniruočių krūvį, išgyvendami ilgalaikės stresinės būsenas. Ne trumpalaikį stresą, nes jisai kiekvieną dieną pasitaiko. Tai kamštį papuoliai, tai kažkas sunervino, tai komentarą netokį parašė, bet jeigu tai yra ilgalaikis stresas. Atrodytų ir kai kurie žmonės tai daro, faina ateiti į salę ir kai esi dėl kažko sunerimęs, dėl kažko pergyveni, ateiti ir išsitaškyti. Bet tas išsitaškymas iš tiesų yra tik tai organizmo alinimas dviem kryptim. Stresas organizmą alina ir tas didelis fizinis krūvis taip pat organizmą alina. Esant ilgalaikiai stresiniai būsenai galima treniruotis, bet treniruotės turi būti nukreiptos į sveikatingumą, o ne į aukštų sportinių rezultatų siekimą. Ir net jeigu nesate varžybiniai sportininkai, tai turite ateiti ir pasitreniruoti tik tam, kad suaktyvintumėte kraujotaką, tam, kad organizmas išskirtų laimės hormoną, pasitenkinimo hormoną, dopaminą, tam, kad geriau jaustumėtės, bet ne tam, kad save nuvargintumėte. Nesitreniruokite per skausmą. Skausmas yra organizmo siunčiamas signalas, siunčiama žinutė, kad ta vieta, kurią skauda, jau yra pažeista ir toliau jos apkrauti nereikia, reikia duoti galimybę ir laiko jai užgyti. Bet tai nereiškia, kad jūs iš viso negalite treniruotis. Jeigu jums skauda petį, galbūt jūs galite, o iš tiesų ir galite toliau treniruoti kojas. Jeigu jums skauda kelį, jūs negalite treniruoti kojų, bet galbūt galite treniruoti pilvo presą, nugaros apačią, galite treniruoti viršutinę kūno dalį, bet nereikia treniruoti skaudančios vietos ir nereikia atlikinėti tų pratimų ar svorio kėlimo pratimų arba tempimo pratimų, kurie skausmą iššaukia, skausmą sukelia, nes skausmo sukelimas toje vietoje, kuri yra traumuota, dar labiau gilina traumą ir tada arba tas traumos gydymas darosi dar ilgesnis ir sudėtingesnis, arba trauma dar labiau pagilinama ir dar labiau bloginama situacija. Todėl tokiu atveju didvyriškumas ir per didelis entuziazmas nebūtų nei sveiki, nei sveikintini dalykai. Kelkite savo adekvačius tikslus įsivertinę savo amžių, šitas dalykas jau ir man tinka, darbo pobūdį, streso lygį, sveikatos būklę, net įsivertinę savo profesiją. Nėra adekvatu socialiniuose tinkluose prisižiūrėti, ką daro sportininkai, kuriems sportas yra profesija ir sportas yra pragyvenimo šaltinis. Ir būnant kitos srities profesionalų, inžinieriumi, advokatu, marketingo atstovu, virėjų ir taip toliau, stengtis daryti tą patį, ką daro profesionalus sportininkas. Neadekvačių tikslų savo kėlimas lemia ir nusivylimą, ir tada motyvacijos praradimą, kai žmogus galiausia ir nustoja eiti į treniruoklių salę, ir taip pat gali lemti traumas ir kitus sveikatos sutrikimus, nes bandoma padaryti daugiau, negu organizmas gali. Darbas su svoriais, štangomis, ganteliais, svarmenimis arba treniruokliais nėra tiesiog paprasčiausias svorio perkelimas iš taško A į tašką B, o svorio kilnojimas tam tikrų būdų, naudojant tam tikrus raumenis ir sąnarius ir tiems raumenims ir sąnariams dirbant tam tikrose plokštumose. Todėl norint nepakenkti savo sveikatai, o galbūt netgi ją ir pagerinti, pratimus reikia atlikinėti techniškai taisyklingai. Jeigu jūs nesate tikri dėl to, ar mokate techniškai atlikti pratimą, geriausia tokiu atveju paprašyti profesionalaus patyrusio trenerio pagalbos tam, kad jūs to pratimo pamokytų.
Žmonės, kurie eina į sporto sales, ko gero labai grubiai galima būtų skirstyti į tinginius, kurie supranta, kad reiktų, bet nenori to daryti ir su visa didžiulė, milžiniška pagarba jiems, jie vis tiek tai padaro ir vis tiek ateina ir pasitreniruoja kelis kartus per savaitę. Ir yra kita grupė, kurie yra didžiuliai entuziastai, kuriems tai teikia didžiulį malonumą. Taigi, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris yra entuziastas, kuriam treniruotis labai patinka, kuris su nekantrumu laukia treniruotės ir jūs kažkurią dieną atsibundate ir jūs nenorite tą dieną eiti į treniruotę, tai ir neikite. Dar kartą pabrėšiu, jeigu jūs esate entuziastas, jeigu jūs mylite treniruotis ir jūs tą dieną jaučiate, kad nenorėtumėte to daryti, pagalvojate apie pratimą ar jūs nuo jo purto, greičiausia, kad jūsų centrinė nervų sistema yra pervargusi ir jūsų organizmui, ir jūsų galvai, ir jūsų raumenims, ir visoms jūsų vidaus organų sistemoms jau reikalingas poilsis. O bandymas eiti per negaliu, vis tiek bet kuriuo atveju padaryti treniruotę. Tokiu atveju, kai jūs esate entuziastai, greičiausiai, kad organizmui ir pakenktų, greičiausiai, kad organizmą alintų. Na ir kita kategorija, kurią paminėjau, yra tinginiai, kurie su milžiniška mano pagarba vis tiek ateina ir atlieka treniruotes. Jų pagrindinis treniruočių tikslas tomis dienomis, kai jie nenori to daryti, o dažnas iki būna, kad nenori, yra vis tiek ateiti į salę ir atlikti tebūnie, kad ir labai lengvą treniruotę, ateinant į salę netgi išsikelti savo kažkokius tokius lengvus tikslus, kurie būtų tikrai lengvai įgyvendinami, nes ką tokie dalykai padaro? Pirmas dalykas, jie padidina pasitikėjimą savimi, kad jūs vis dėlto įveikėte savo išsikeltą užduotį. Ir kitas dalykas, kuris ko gero yra dar svarbesnis, jūs išlaikėte tą treniruočių reguliarumą, išlaikėte įprotį vis tiek ateiti treniruotis. Taip, tokia treniruotė, kuri yra labai lengva, nesukurs jums svajonių figūros, tačiau ką tokia treniruotė padarys, tai padės jums sukurti įprotį vis tiek treniruotis, o įpročio atsiradimas, kuris po to atveda jau prie reguliarumo ir leidžia pasiekti tą svajonių figūrą vėliau. Treniruotėse dėvėkite tinkamą sportinę aprangą ir tinkamą avalynę. Ypatingai kokie bus marškinėliai, arba kokie bus šortai, arba kokios kelnės, didelės reikšmės nesudaro, bet ypatingai svarbi yra avalynė. Nedėvėkite šlepečių, nes treniruojantis su šlepetėmis, ypatingai atliekant pratimus kojoms, pritūpimą, įtūpstą, spaudimą kojomis, koja iš šlepetės gali išslysti ir taip galima gauti sunkią traumą. Treniruotėms yra skirti specialūs sportiniai bateliai, sportinė avalynė, kuri nuo tokių traumų ir apsaugo. O jeigu savo keliate aukštesnius sportinius tikslus ir norite kelti didesnius svorius, norite užauginti didesnius, stipresnius raumenis, tada geriau ir saugiau būtų įsigyti dar labiau specializuotą sportinę avalynę. Tai yra specialius pritūpimams ir kitiems sunkiems kėlimams skirtus sunkiosios atletikos batelius.